Sveiki, mėly draugai! Labas. Iš tikrųjų, kaip bebūtų keista, žymiai paprasčiau, efektyviau gyventi, kai padedi vienas kitam, o ne konkuruoji, neslepi vienas nuo kito, pavyzdžiui, kokios gudrybės, kurią sužinojai. Iš tikrųjų, kaip yra didinama elektros galia? Padariau atskirą sistemėlę elektros, nors galbūt ir aiškina mums per televizorių visai priešingai, tačiau aš esu įsitikinęs, kad vienas už visus ir visi už vieną yra žymiai geriau negu kiekvienas už save. Iki 50 dar yra leistina riba. Bet girdit, spraksėjimas toks yra. Pasidalinkite informaciją apie tai, ką mokat, žinot, sukūrėt, kas galėtų būti naudinga visiems. Turi atsistot maždaug į va tokią poziciją. Teisingą reikalą dar galit paremti, skirdami savo 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. Ir tai tik iki gegužės 2 dienos. Padarytai labai paprasta. Užeinat į elektroninio deklaravimo sistemą, prisijungiat, pasirenkat pildyti formą, tada apačioj prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį, spaudžiat šalia esantį gaublį, įvedat mūsų kodą 305025583, tada spaudžiat tęsti ir rašot 1,2%, galit pasirinkti ilgesnį laiką iki 28 metų, tada išsaugoti, patikrinam, patvirtinam, renkamės pateikti ir viskas. Geras darbas padarytas. Prenumeruokit mūsų kanalą, kad nepasimestumėte interneto platybėse, rašykit komentarus ir ėmė žiūrėti, ką paruošėm jums dar.